Tai iš ten aš važiavau. Ir štai čia aš važiuoju į viršų. Kalnai čia aukšties ir aukšties. Be abejo, keliukai irgi sudėtingesni bus. Pakils kažkur virš 3 kilometrų kalnai. Taigi, man kalnai be galo patinka. Gražiausias gamtovaizdis, kokį galima įsivaizduoti, plus kalnų upės. Taigi aš nieko prieš. Kažkur tai žiūrėsiu ir nakvynę, ieškosiu panašioje vietoje. Vis dar kylu į viršų ir pakilimas vietomis tikrai gana sudėtingas, bet įmanomas. Nesupratau, ant kažko užmyniau, kažkas sucypė. Greičiausiai jiem nepasisekė. Kas sakė, kad Mongolijoje bekelė? Jeigu yra kelio ženklai, reiškia yra ir kelias. Viskas sąžiningai. Štai jisai kelio viršus. Kalnų be abejo viršūnės dar aukščiau, bet čia jau viršutinis taškas. Ir kur be važiuosi, kad ir kokioj, atsiprašant, skiliai, visur turistai, europiečiai šiuo atveju. Ir be abejo, kaip ir ant kiekvieno kalno, aukuras Burhanui ar Budai, jau nebežinau. Labai ilgas ir akmenuotas nusileidimas buvo nuo kalno, į kurį taip ilgai kilau. Be abejo, vėl civilizacija, naujos dar nematytos rūšis gyvulių. Įspūdingai taip pat atrodo. Stambus ragai ilgi smailus. Gerai, kad neagresyvus. Ir piemenys, viskas kaip priklauso. Vaikai jodinėja gal nuo kokių 4 metų. Kai kurie netgi, bet didžioji dalis be balnų. Be abejo, abejoja, ar jie gyvenime daugiau ką nors išvys. Tačiau šitie, ko gero, bus miesčionys. Mokinsis Londone kur nors universitete už avių bandą. Visgi norėdamas važiuoti nelabai gražiai atrodančius kelio ruožus, įkliuvau ir be abejo, be padangų bus saugokai čia išsikapstyti. Reikės pasportuoti neprastai. Jo. Ačiū Dievui. Pasisekė kur kas geriau, nei aš maniau. Ir galvoju, kad daugiau tokios klaidos ko gero nedarysiu. Visgi nemesiu kelią dėl tą kelią. Tiltelis, naujiena, nors upelių pervažiavau jau N,
Tačiau čia antrasis. Ir štai ta vieta, kur bus proga savo kojas apiplauti ir motociklų ratus. Be abejo, guoliam tai nelabai gerai, juo labiau, kad iš vienos pusės vietoj guolių iš vis tik tais gabalėlis gumos. Bet ką darysi, pasirinkimo nėra. Važiuoti autostradą ar šalutiniu keliu. Yra kelias tik vienas. Kol kas. Paskui žiūrėsim. Štai, pirmoji vonia baigėsi. Be abejo, kur kas švaresni. Dar keletą tokių. Laukia, žinoma, prieš akį. Ir būsim visai vėl normaliai pasiruošę. Gaila, kojas teko sušlapti. Ką darysi? Vietiniai. Labai daug su motociklais. Žinoma, seniau buvo visi su įžais, o dabar, kaip minėjau, korejietiški, kinietiški 125, 150 kubinių centimetrų. Čia įžas parieda. Vietos kaip visą laiką gražios, o bet tačiau kartais būna va tokie variantai. Į dešinę pasuksi, galvos neteksi, į kairę atrodo labiau pagrindinis. O kaip ten iš tiesų, velniai žino. Dilema. Kaip išspręsti, neįsivaizduoju. Eilinis pakilimas iš slėnio ant kalvos. Ir ko geras sprendimas sukti kairiau duos savo vaisių. Nes bet kokiu atveju ten, kur žmonės, galima bent jau pabandyti paklausti patarimo. Juo labiau, kad aš turiu žemėlapį, sakyčiau, labai tikslų, kurį Baira padovanoja prieš išvažiuojant. Taigi tikrai geras dalykas, tiesiog rodau žmogui, kur man reikia, jis rodo į kurią pusę ir aš važiuoju. Daugiau čia nieko nereikia. Nuo čia nusileidau ir laimė šiek tiek čia sausiau, gal mažiau lyja. Ir iš toli pamačiau tokį dalyką, neįsivaizduoju, kas čia yra. Sakykime, žmonės čia nieko nestata panašaus. Ar čia senas daiktas buvęs kažkoks, ar tai dar kažkas. Bet apsigavau, galvau, kad kokios nors kultūros. A dabar judėsiu štai ten. Kažko kamera sustreikavo trumpam. Labai nenorėčiau, kad likčiau be jos. Dar prieš akį laukia bent 5-6 nuostabios savaitės. Ir dar bent jau tiek galėtų iškentėti, po to velniai nematė. Gal šiaip. Drėgna, dulkės. Nelabai geros sąlygos kamerai. Radau dar vieną miestelį, kurį norėjau. Iš pažiūros jis atrodo lyg ir didesnis
teisinga išvažiavimą iš čia. Tas navigaciniais savo sugebėjimais patenkintas. Belieka pervažiuoti šitą upę. Kai tai padarys vietinis ir aš miestelį. Geriausia technika. Parodau, kad važiuotų čia. Mama tikriausiai nelabai nori sutikti, bet visgi važiuojam. Iš miestelio išvažiavau. Tikslios krypties taip ir nesugebėjo praktiškai niekas pasakyti. Labai daug girtų, taip patgi su įžais. Visgi gerai, kad yra normalių žmonių. Pravažiavo porą pacaniukų su motociklu korėjietišku ir tiesiog patvirtino, kad mano spėjimas ir kryptis teisinga. Bet atrodo tai nerealiai. Tarp tokių, sakyčiau, visai nemažų miestelių paprasčiausias keliukas suvažinėtas per stepę, toliau prasidės vėl kalnai, apie 3 km aukščiaus. Ir pats paprasčiausias keliukas, kuris beje čia vienas, o iki jo buvo labai daug atšakų. Kadangi šiandien kitų variantų nebėra, tai naktį teks praleisti tikroje stepėje. Nors aplinkui jokios gyvybės, bet piemenys su motociklais dieną naktį spraigo. Šiaip atvėso gana smarkokai. Nieko užvalgau ir į miegmaišį, kurį laimė turiu labai gerą. Išmiegojęs judu toliau, kraštovaizdis šiek tiek keičiasi. Aukštesni kalnai, mažiau žalumos, daugiau akmenų. Naktį išmiegojau gerai, po atviru dangum, nei vėjo, nei lietaus. Vėsoka, čia gera miegmaišė pats tas. Jaučiuosi gerai pailsėjęs. Su maistu be abejo problema. Dešrą, kurią pirkau, teko išmesti, nes smarvė tokia, kad neina praryti. Tikrai ne iš kiaulienos. Truputį sausainių su mineraliniu užkapojau. Bet nenumirsiu. Privažiavus kaimelį, kuriame keli pastatai, bankas, mokykla bei lauke krepšinio aikštelė. Pasirodo, kad šiek tiek kažkur nugrybavau ir viena laimė, kad vis viena važiuoju į tą pusę, į kurią reikia, tik šiek tiek pro kitą vietą, nei buvau numatęs. Problemos jokios, skyrus tai, kad susišnekėti neįmanoma. O ir žemėlapį žmonės nelabai kada yra matę. Dabar judėsiu štai čia, kairiau. Ir už 100 kažkur 30 km turėtų būti didesnis miestelis. Ten bandysiu surasti už miesto karštosios versmės. Žiūrėsim, pavyks, nepavyks. Vaizdai tiesiog be komentarų.
Šiltas vėjas, gana stiprokas pasidarė. Paukščiukai čiulba, tas pats vėjelis nešioja malonų kvapą įvairių žolių. Ir pilna stepė graužikų, kurie bėgioja pirmin atgal. Tarsi voveraitės, tik mažesnė. Ančių porelė su ančiukais, taip pat nemūsiškai rodo. Nesenai pravažiavau dar garnys stovėjo, pasitaiko gervių. Tiesiog plaukai šiaušiasi, kai važiuoji tokiomis vietomis. Ir be abejo, kur beįlystum, visur gyvena žmonės. Kai kurių jurtų mačiau netgi saulės baterijas iškeltas ir palidovinis antenas. Mano keliukas štai čia ir į kairę į kalną. Vietos gražios ir jaučiasi, kad artėju prie civilizacijos. Daržai, retenybė. Ir judu link, neištarsiu netgi miestelio pavadinimą, nesvarbu. Ieškoti karštųjų versmių. Čia štai tiltelis įgriuvo. Tikriausiai nemažai melagių pravažiavo. Šiaip kol kas nieko ypatinga. Paprasčiausias žvyrkelis. Gana lygus. 100 galima laikyti. Viskas tas pats. Eina kelias. Šalia daug keliukų. Kelių niekas nevažiuoja praktiškai, kaip ir aš. Gal todėl, kad jisai akmenuotas ir žymiai kietesnis negu keliukai stepe. O gal todėl, kad ant kelio ganasi kupranugariai. Šiaip čia ne laukiniai kupranugariai, nes Timūras sakė, tie, kurie su 2 ataugom, reiškia naminiai, tie, kurie su 1 laukiniai. Šiek tiek didesnis miestelis, Bajanahar, tikriausiai rodiklių žinoma jokių, bet svarbiausia žinoti, kur tau reikia pasaulio kryptį. Ir štai ten į vakarus. Iki kito panašaus dydžiaus miestelio Altai. Apie 400 km. Gal net šiandien dar pasieksiu, o gal ir ne, žiūrėsiu. Palaipsniui stepė virto praktiškai į dykumą. Kažkur ten toli pasiliko kalnai.
daug smėlio, daug dulkių. Realiai tos dulkės ir smėlis važiavimui ir savijautai visiškai netrukdo. Labiau panašu į stepę, tačiau keliuose visiškas bordakas. Kur dingo pagrindinis kelias? Čia kryptis viena, vakarai. Didžiulės kaiminės kupranugarių. Link jokios gyvybės. Dar vienas labai geras orientyras važiavimui. Aukštos įtampos laidai. Kaip bebūtų taip, tarp visų gyvenamų punktų išsidėšysiu, kad ir kiek toli vienas nuo kito turi būti elektros tiltas. Taigi orientuotis nėra labai jau sunku. Šiaip važiavimo savybės ir sąlygos neblogas. Afrika tam pritaikyta, man irgi patinka. 90-100 tokiais keliukais visai smagu praeityti. Tarp kupranugarių taip pat pasitaiko albinosų. Šiaip šiuose vietose jų daug. Tokie kažkokie pavargę. Šitie dideli ir gražus. Nenušiūrė. Ataugos matosi pilnas, riebaluotas. Vieną kartą, kai tik pamatau, negaliu ramiai pravažiuoti pro šalį. Norisi nufotografuoti, filmuoti. Labai neįprastas vaizdas. Gražiai ir įspūdingai atrodo. Šiandieną planuoju stoti greičiau nakvyniai ir permontuoti priekinę padangą. Su praktiškai jau plika padanga važinėti po Mongoliją. Jo labiau, kad taupyti nėra reikalo, namo nevešiu vis tiek. Aš Marse, o čia labai gera žvyrkelio atkarpa. Ir lygutėlis, greitis didelis, kepina karštis. Privažiavau upę, prie kurios norėjau pernakvoti, pailsėti, persimontuoti priekinį tekinį, pažvejoti. Tačiau vėl eilinį kartą vanduo kakava, kažkur aukštupy, matyt nulėja, kadangi čia raudonas kažkoks molis, šiaip priemolis. Tai vanduo greit turbūt sureaguoja, šiaip labai graži upė, vingiuota, srauni,
Dabar tinkama tik arkliam. Aš dar kol kas, nors ir nelabai, bet žmogus. Kur prasidėjęs smėlis. Ir pirmas toks rimtesnis incidentas. Kelis kartus smarkiai sumėtė. Čia vėlgi pavyko išsivažiuoti ant ratų. Jausmas toks, kad daugiau gyvenime ta dykuma nepasibaigs. Bet kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Čia jau tokia gyvenimo taisyklė. Baigsis ir dykuma. Kas galėjo pagalvoti, kad po keletą valandų važiavimo dykvietėmis privažiuosiu miestelį ar kaimelį. Miestelį greičiau. Kas svarbiausia, tą, kurį man reikia. Būt Sagan. Žemėlapį pažiūrėjus, tokios pačios vietos manęs dar laukia panašiai vos ne 200 km. Taigi šiandien ir rytoj dar dykumos bus įvalės. Niekas nesikeičia, kiek akis užmata. Aplinkui viena dykynė, daug akmenų ir absoliučiai jokio orientyro. Išskyrus saulę. Nu ir laikausi vakarų pusės labiau. Ir manoji autostrada Ulambataras Mažeikiai. Sustojau prisipilti benziną, nes persijungiau ant rezervų. Iki miestelio atvažiavau, bet kaip ir spėjau, ne prie to, ar teks kirsti kampą 50 km. Priekinį padangą permontavau, pavyko nesunkiai, atrodo piktai, žiūrėsim kiek laikys. Kenda Taivanio gamybos, dapyliau pusę litro dar tepalo. Oras geras, vėjas aprimo, dangus raudonas, rytoj turėtų būti taip pat gera diena. Na ir bandysiu dėl vieno juoko pabandyti jų
GPS-ą, pažiūrėsim, ką parodys. I've got nowhere to go. Search for seas of gold. How come it's got so cold? How can I be lost in remembrance I relive? So how can I blame you when it's me I can't forgive? Grįžau į keliuką, bet jis toks menkas, kad kyla daug abejonių, ar gali jisai kažkur nuvesti, bet pagal žemėlapį žiūrint, sistema paprasčiausia, kryptis į šiaurės vakarus, tarp kairiai ir dešiniai esančių kalnagubrių. Taigi panašiai tą pusę važiuosiu. Gal pasitaikys kokia jurta. Bandysiu išsiaiškinti tikslesnį kryptį. Bandžiau važiuoti vienu, antru, trečiu keliuku. Visi jie anksčiau ar vėliau išnyksta kažkur tai tarp kopų akmenų. Sutikęs vietinį daugmaž tą pačią kryptį sužinojau, kaip ir galvojau, todėl dabar tiesiog šaunu akies tiesumu ir tikiuosi, kad kažkur išvažiuosiu. Jeigu ne, rūkyk. Adrenalino užtenka, laimiai motociklas tą 80 benziną neblogai priima. Taigi Afrika ir Mongolijoje Afrika. Na, o štai tokie vaizdai pasitikėjimo nekelia. Absoliučiai nėra nieko. Netgi tų, kas suėstų tos palaikus. Dvieselina, ar kaip čia skaitasi. Mongolijos didžiausias privalumas šių vietų. Jokių musių, viena kita, bet nei maškara, nei vadai, nei bimbalai. Nieko nėra. Daryk, ką nori. Na, o štai čia lysti tikrai neverta. Keliukų daug. Ne vienas niekur manęs nepriveda. Ir dabar bandysiu tiesiog privažiuoti Kalnagubrio šlaitą. Ir galvoju, kad ten turės būti kelias, kurio man reikia. Kitų variantų nėra. Pagal vietinių nurodymus, savo nuojautą, spėju, kad čia išvažiavimas pagrindinį kelią į miestelį Altajų. Pagaliau radau daug žadantį, tikrai neblogai atrodantį keliuką, prie jo gyvenančių žmonės. Tai irgi sako apie tai, kad lengviausias susisiekimas su civilizacija. Didesnį keliuką radau ir yra dvi naujienas. Viena gera, kita nelabai.
gera ta, kad šitas keliukas veda į miestelį, tiksliau daug keliukų Altai. O nelabai gera ta, kad iki jo liko 120 km. Viena kita jurta, kas 14 km atstumu yra, pas visus yra technika, kaip nors išsivartysim. Lygumos plotai, kurie aš dabar važiuoju, nerealūs. Stoviu praktiškai per vidurį, daugiau į pabaigą ir dar vis beveik abiejų jos galų nesimato. Kaip ir visur, viena kita jurta. Ir iš ten atvažiavau, vien tik horizontas. Į baką pažiūrėjau, kuro turėčiau užtekti. Ir stebuklas šiuose dykynėse, oazė, ežeras. Nežinau, ko gero visgi važiuosiu prie jo, bent apsiprausti šiek tiek, jeigu bus įmanoma privažiuoti arčiau, kadangi jau trečia para absoliučiai nesiprausęs, o dulkės prakaitas. Netoli ežeriuko privažiuoju, nenorėdamas kartoti jau padarytų klaidų, arčiau jo nemėginu, tiesiog daeisiu. Pakrantės ar taip nekaip atrodo. Be abejo, kur vanduo, ten ir gyvybė. Didesni, mažesni paukščiai, gyvuliai. Apie 100 km liko iki Altajaus. Jeigu toks keliukas, o jis bus tikriausiai ta lyguma, per 1,5 valandos davažiuosiu. Iki ežero nedaėjau, molis purvas. Štai čia šūdo molio blokelių gamyklėlė. Vėl nupjojau grybą, čia buvusi kolonėlė ir vietiniai bando parodyti keliuką vieną iš jų, kuris veda į Altajų. Grožis nerealus, jeigu daugiau nenuklysiu, iki Altajaus liko apie 70 km. Dulkės, bet technika laika nerealiai. Kartojau daug kartų ir dar kartą pakartosiu. Neįsivaizduoju kito motociklo, kuris galėtų ištverti tokius išbandymus. Žiemą padarysiu kapitalinį remontą ir dar su šituo būtent motociklu ne vieną tokią kelionę atlaikysim drauge. Neprisileidžia. Kur išeina. Protektorius
grinai smėliui skirtas. O aš judu toliau. Šiandien per visą dieną neprasilenkiau nei su viena mašina. O mano priekinė padanga labai, sakyčiau, gerai pasiteisina. Lėkiu tokiais keliukais be jokių problemų 4-5 pavarą. Sakė, kartais netikėtai tas keliukas gali baigtis. Ten arba įkalnė stati, po to staigus posūkis arba akmenų krūva, arba griovys. Taigi reikia labai atsargiai važiuoti. Bet norisi kuo greičiau patekti į tą Altajų, nes jau užburtas ratas gaunasi kažkoks. Prasileidau vienintelį rimtesnį akmenį ir iš karto rezultatas. Permontuoti ir toliau judėsiu. Piemenį, kurį buvau sutikęs, klausiau. Sako, kad teisingai į Altajų judu. Padangą permontavau, prakirsta kamera. Jame mineralinis, duona ir treninginės kelnės. Taigi valgyti nėra, gerti nėra, kuro beveik. Nori, nenori, artimiausių laikų reikia surasti gyvenamą punktą. Atrodo viską pastoja, taip tvirtai pririši, bet atsilaisvina palaipsniui, važiuojant tokiais keliais. Paprasčiausiai pasiruošimas netoks, kokio reikia. Kitą kartą žinosim. Pasitarimas. Ir aš išgelbėtas. Altaj Hot. Štai ilgai lauktas ir išsvajotas Altajaus miestelis. Aš išgelbėtas. Vanduo, maistas, šaltas alus.
be karštų merginų. Pradžiai užteks ir to. Pravažiavau miestelį. Nusipirkau vandens. Važiuoju toliau. Vėl lyguma. Visur vėjas sūkuriai. Nešioja smėlį. Kelia jį į orą. Po to neša į tolį sūkuriais tokiais. Iki pusės nusirėdyti, bent taip šiek tiek atsivėdinti. Normalus žvyrkelis baigėsi. Ir vėl išsišakoja į keletą keliukų. Šiaip labai duobėtas, akmenuotas. Dasideda karštis toks, kad jis nosies šnervės jau tiesiog išdegintos kaip geroje saunoje. Sunku net kvėpuoti. Motociklui netgi važiuojantis įjungia ventiliatorius. Šiek tiek pailsėsiu. Sustojau pailsėti, atvėdinti motociklą. Nes vis dažniau įsijungia ventiliatorius, parašyti dienoraštį ir ožkos susirinka, įsidrąsina, vadžia orą. Žiūri, kas čia bus toliau. O tai tau, kas dabar čia atsitiko? Ai. Čia štai tradiciškai kaimuose gyvenamieji kvartalai, taip atrodo. Tos pačios jurtas, tik aptvertas tvoromis. Ir pasirodo, eilinį kartą nupjoviau grybą. Nu, bet vis tiek panašiai į tą pusę be abejo. Iš kitos pusės niekiek nesigailiu, nes tik taip galima pamatyti tikrąją Mongoliją ir jos atšiaurų gyvenimo būdą, žmonių, klimatą ir taip toliau. Miestelėje daug su motociklais, tais pačiais korėjiečių, kiniečių, kurie nelabai maloniai nusiteikia, bet kaip jau minėjau, nelabai jie man grėsmingai atrodo, tokie po 50 kg. Taigi, aš ką, vandens turiu, maisto šiokia tokia yra, kuro irgi, laidžiuosim toliau.
dešinė ausis, kuri laiko centrinę kojelę nuo daugelių smūgių į žemę ir akmenis. Baigė visai atitrūkti. Važiuoju tiesiai į vakarus, tiesiai į saulę. Šiek tiek greičiau. Be abejo, tai labai apsunkina važiavimą. Tiesiog akina. Plius didelis šoninis vėjas. Tačiau jeigu šitie kalnai yra apie tai, ką aš galvoju, tai ko gero kažkur davažiuosiu. Čia štai nedidelė smėlio audra. Nerealaus dydžio paukščiai. Kai artėjau prie vieno iš jų, kuris pakilo, galvojau, kad žmogus tupi mažiausiai metro aukščio. Daug keliukų vedančių vieną pusę. Didžiulės kaiminės kupranugarių reiškia tik vieną. Kažkur netoliese yra žmonės. Taigi ilgas, greitas važiavimas į vakarų pusę. Kol kas dar ne, bet viskas panašu į tai, kad bent jau šis tarpsnis bus praeitas. Toliau be abejo, galvoju, seksis taip pat kaip lygi šiol. Teks ieškoti ir ieškoti kelio. Ką tik pabaidžiau nedidelių kažkokių antilopių būrį apie 15-20 vienetų. Pasileidau į stepę paskui ir neįtikėtina. Mano greitis 80, jų panašus, gal šiek tiek mažiau, bet įspūdinga. Mongolijai gana karštas klimatas, liepos jau į pabaigą, tačiau viršukalnės su sniegu, kalno aukštis beveik 3,5 km. Na, o per kiekvieną didesnę dobelę važiuojant ar akmenį, priekinis Afrikos ratas skamba kaip naujametinis varpelis. Visi lietuviškai šnekant ratpėdžiai atsipalaidavę ir žvanga. Jau visai sutemo, nu ne visai dar, bet jau greitai sutems. Užtat vėjas praktiškai nurimo. Galvoju, kad visgi prie šio kalno praleisiu naktį ir galiu patikslinti, kad spėjant, kur aš randuosi, šio kalno aukštis truputį virš 4 km. Bus visai simboliškai čia praleisti naktį, o rytoj toliau. Įdomiausia tai, kad šiandien pravažiavau bemaž kokius 300 km.
Tokiomis vietomis ir praktiškai neprasilenkiau nei su viena mašina. Taigi, jeigu čia kažkur tai įvyktų nelaimingas atsitikimas, ar šiaip kažkas, vargu bau ar greit kas rastų. Greičiau tie paukščiukai, kuriuos mačiau, ar dar kokie žvėrukai. Taigi, realus pavojus. Bet tik dar įdomiau. Ankstyvas rytas ir šiandien sukaupęs visą valią visgi prabudau ir nutariau nufilmuoti tai, ką mačiau vakar. Teka saulė, aš stepėj, pusiau dykumui, ten už kalnų kyla saulė, po truputį dangus dažasi rausa spalva. Štai čia kalnai ir jo viršukalnė, prie kurio praleidau naktį, prie kurio gal per garsiai pasakyta, nes iki kalno panašiai 15-20 km. Kalnų išlindo saulutė. Aš, kadangi jau prasibudinau, pradėjau ruoštis, krautis daiktus, po truputį atsiprausiu drėgnomis servetėlėmis, kurias vakar padovanojo vyrukai sutikti Altajuje. Užvalgysiu vieną skardinę kilkių, truputis duonos, vandens ir važiuosiu toliau. Šiandien pradėsiu anksti, daugiau galės pamatyti, patirti, be abejo ir kažką rasti laiko reikia šiuose platybėse. Nuvažiavus šiokį tokį galą, mano keliukas vėl keistai pradėjo sukti į dešinę, šiaurės rytus, nors man reikėtų į šiaurės vakarus. Todėl teko palikti ir išvažiuoti iš jo, kadangi pagal žemėlapio orientyras yra mano štai šis, taip pat beveik 4 km aukščio ir kažkur tai šalia jo praeinantis kelias. Bandysim jį surasti. Nesenai persisukau ant rezervą. Dar turiu apie 7 litrus atsarginiam bake, taigi iki 150 km galiu drąsiai nuvažiuoti. Per tą laiką reikia žūtbūt kažką surasti. Galų gale radau reikiamą keliuką, dėka tik tais orientyra šitų kalnų ir tikslaus žemėlapio. Atrodo, kaip galima išklysti iš štai tokio aiškiai matomo žvyrkeliuko, tačiau jisai gali vienu momentu labai greitai baigtis kažkur tai stepėje ar dykumoje, ar išsiskirti į daug keliukų. Ir tada prasideda klaidžiojimai. Kol kas žvyrkeliukas niekur nedingsta. Vaizdai kaip visada nuostabus. Ir kaip taisyklė naktį, ryte, vakare, vėlai vėsoka ir tik saulelė truputį aukščiau pakyla. Iš karto pradeda kepinti karštis.
Štai čia iš kitos pusės matosi kalnas, netoli kurio aš miegojau. Dabar iki jo apie 40 mažiausiai kilometrų. Atrodo, ranka pasiekiamas. Šiek tiek teks atsikratyti svorio, kadangi porą rimtesnių duobių ir iš centrinės kojelės liko tik istorija. Be jos be abejo bus žymiai sudėtingiau, jeigu kartais reikėtų montuoti dekinį ar ką nors. Bet čia sutvarkyti sąlygų nėra jokių, todėl teks palikti. Apsimaunu pirštinės ir raunu žemėn. Nuėmus kojelę, atrodo ir motociklas visai kitaip važiuoja. Atsikračiau apie 3-4 kg svorio, apie 3-4 cm padidėjo prošvaisa ir nespėjus gerai įsibėgėti, porą akmenų ir yra. Taigi bus matyti, kaip aš dabar be tos kojelės tvarkysiuos. Ką darysi, versim ant šoną. Zakon podlasti. Nespėjau nuimti, kaip jos prireikia. Eilinė problema. Iš sveikų kamerų pasirodo, te turiu galinę vieną, visas priekinės kiauras. Viena ta, kuri galvojau, kad sveika, tiesiog prasitrynė daiktadėžiai, kurie yra po sėdynė. Miestelis netoli, bet pagalbos susilauk be šansų. Taigi bandysiu sumontuoti galinę kamerą į priekinį tekinį. Nežinau, ar tai įmanoma. Kitų šansų neturiu. Bandyti reikia. Visgi pavyko sumontuoti. Neįmanomų dalykų nėra. Nežinau tik kaip laikys. Ir ant šono versti nereikėjo. Aplinkoje akmenų pilna. Tiesa, reikėjo atitepti tokį, kuris sveria kaip tie vyrukai. Klausiu, kur miestelis, paukščių kalba. Dėrimo, ne motocikl. Kągi, montuosim, vyksim ten, ieškosim, kur užvulkanizuoti kameras. Priekinį reikės vėl permontuoti. Dar vienas slėnis tarp aukštų kalnų. Iki kaimelio liko keli kilometrai, bet kiek matau, jis tikrai nėra didelis, todėl nelabai tikiuosi ten kažką tai rasti. Teks ko gero kentėti iki didesnio, o iki jo dar 70-80 km. Rizikuoti nesinori, bet jeigu kitų variantų nebus, teks. Kaimelyje nieko be abejo neradau, už jo ežeriukas nedidelis, tačiau išsimaudyti neteks. Vanduo bjaurus ir nežinia, kokią čia chalierą galima pasigauti. Be to, žinoma, kur vanduo, ten ir visokiausi gyviai kanda, pakrantės, oi, pelkėtas. Taigi, judėsiu toliau. 50 km iki kito kaimelio, bet ten turbūt bus toks pat kaip ir šis. Tai yra nieko gera, o dar iki kito didesnio 110 km iš viso sumoj. Žiūrėsiu, gal datrauksiu iki to didesnio, ten be abejo jau galėčiau ir kuro normalaus įsipilti ir kameras užsivulkanizuoti.
Kuo toliau į vakarus, į kalnus, vis mažiau jurtų ir daugiau štai tokių trobelių iš plytų darytų iš molio, plytų ar tai blokelių, sudėtos malkas žiemai. Ir jau jaučiasi, ką ir pasakoja Timūras, labiau musulmonų kraštas negu budizmas. Dar porą ežeriukų, tačiau prie jų net nebandysiu važiuoti, nes ir taip matosi, kad jie kaip ir tas pirmasis uždumblyje ir vieni vabzdžiai, kurie stengiasi tave suryti. Sustojau vidury slėnio, dykumoje, tarp kalnų. Ne tam, kad pailsėti, tam, kad pašalinti dar vieną gedimą. Laimiai galėjau. Priekiniam cilindrė viena žvakė numirė. Ir kiekvieną kartą be abejo, kai jauti, kad motociklas nebenori darbuotis ir žinai, kad tai tikrai ne dėl kuro kalties ar dar kažkas, dėl žinomos priežasties, tokioje vietoje greitai darosi nejauku. Ačko žim, kaip sakoma liaudyje. Per visą dieną šiandien prasilenkiau su vienu vaziku. Kūrą užvažiavau 5 km nuo trasos nusukęs kaimelį. Deja, šiuo momentu kolonėlėje nieko nėra. Be abejo, benzinas irgi tik tais 80. Čia tuo tarpu, kol lauksiu, užvalgysiu konservų, nes šiandieną esu gyvas tik vieną snikeriukų su vandeniu ir truputėlį atsiprausiu. Šalia teka gražus upelis, tačiau vietiniai kažkodėl sako, kad žuvies nėra. Rodo aukščiau viskas kalnuose. Pacaniukai plaunasi džinsus. 80 benzinas, ko gero jisai man žvakį ir bus nukirtęs. Bet nieko nepadarysi, geriau toks nei nieko. Spalviai kalnai, ten tolumoje matosi vingiuoja mano keliukas ir aplinkui daugiau nieko absoliučiai. Kalnai ir dykuma. Ir važiuoju toliau iki kito miestelio. Ten tikiuosi galės susiklijuoti kameras. Fantastiškai gražu. Gaila tik, kad tą grožį šiek tiek temdo techninės problemos. Tačiau bent vieną šiame didesnėme miestelėje tikrai išspręsiu, tai yra užvulkanizuosiu kameras. O štai kita problema vis dažniau ir dažniau iškylanti, tai atsisakymas dirbti vieną cilindrą. Tik nesuprantu, kame reikalas. Ko gero, tą žvakę, kurią pakeičiau, tikrai be reikalo. Ne ten kaltė buvo. Štai kame šaknis neįsivaizduoju. Reikės žiūrėti, kaip su kuro padavimu. Gal tiesiog nuo to gerojo benzino užsikišo filtriukas. Kaisti lyg nekaista. Šiaip sustoti kaip ir nereikia. Su vienu cilindru kažkiek prasidirba. Prasivažiuoja. Antras dasijungia. Čia kaip tradiciškai prieš kiekvieną miestelį gabalėlis džiaugsmo asfalto. Išvažiuoju iš miestelio,
Susitvarkiau visas 3 priekinės kameras. Už 5 lopus sumokėjau apie 1 eurą. Išvažiavau į restoraną, privalgiau, prigėriau visokių velnių. Sakau, kad norėčiau arbatos su pienu ir cukrumi. Atnešė kažkokią tai kumelės pieno kaitinto, kepsnys iš avienos ir taip toliau. Parduotuvėje nusipirkau ledą, be abejo ir tas atsiduoda kažkokią tai tikrai ne karvės pienų. Dabar išvažiavau ir vėlgi klausimas, į kurią pusę. Ir teks rinktis vieną kryptį iš 4, sakyčiau. Vienas iš 4. Neblogai. Mano naujas orientyras, tos viršukalnės su sniegu. Važiavimas taip pat ne iš lengvųjų, per kalnus labai daug akmenų, kai kur smėlio. Žinoma, daug keliukų ir štai pravažiuoju visai iš toli neprastai atrodantį ežeriuką. Su padoriom pakrantėm maudosi žmonės. Galvoju, kad ir aš progos tikrai nepraleisiu. Jo labiau, kad karštis alinantis. Vieta graži, vanduo šiltas. Pilnas vanduo, štai tokių dalykų. Kaulų. Atrodo, kad šį kartą pavyko atrasti tinkamą keliuką ir kryptį. Be abejo, neperšakęs griovių, nesakyk kop, nes išsišakojimų tikrai bus ne vienas. O žvyrkeliukas vėlgi, kuris dabar atrodo labai gražiai, tai pasidaro keli maži keliukai, tai vėl grįžta savo vėžes ir taip toliau. Pravažiuosiu pro 3 aukščiausias viršukalnes padengtas sniegu, kurių aukštis plius minus 4 kilometrai. Taigi orientyro netrūks ir jų ir laikysiuos. Šurgingur. Taip turbūt vadinasi upė, kuri čia teka. Srauni, graži upelė. Taip ir norisi pabandyti pažvejoti. Netikiu, kad tokioje upėje nebūtų kiršlių. Bet vietiniai dažniausiai sako, kad čia nėra kažkodėl tai žuvies upėse. O šiaip visa didžioji upė prateka šiaurinė dalimi Mongolijos ir ko gero ten žvejyba turėtų būti įspūdingiausia. Kitą kartą reikės pravažiuoti šiauriau. Šiaip keiščiausia, kad čia vakaruose iš vis praktiškai nėra klajoklių su savo bandomis galvijų. Ir tiesiog gal per daug atšiaurus ir nykus tie kraštai, per daug sunkus susisiekimas. Tačiau gyvybės absoliučiai jokios, jeigu visur, kur važiavau, būdavo bent viena kita jurta, tai čia absoliutiškai nieko nėra. Labai gražus kalnų keliukas.
į nemažą aukštį, bei priartėjau prie viršūnių, kurios padengtos sniegu. Ir jeigu dar kaip dabar saulė užlindusi už debesų, tai realiai tikrai labai smarkiai atvėsa. Todėl iki šiol važiavęs tik su vienomis motokelnėmis, norom nenorom gavau šokti į maikę su blizonu. Keliukas, tarp kitko, čia visai pusė velnio, yra netgi ženklai, jaučiasi, kad artėjama prie pasienio šiek tiek, nors dar liko kažkur apie 250 km. Šiandien padarysiu dar vieną nakvynę ir rytoj dar kartą pavalgysiu kažkur, užsipilsiu už likusius tugrikus benziną, nes kad ir nedaug jų išsikeičiau, be abejo taupiau ir su visais suvenyrais, benzinu ir pragyvenimu 150 eurų per Mongoliją, plius $20 sumokėjau viešbutį pirmą naktį Ulambatore. Taigi, pigiai prasisukau, čia ir yra tolimų kelionių. Vieno žodžio tikslas. Nespėjau nusileisti šiek tiek nuo kalno ir iš kelio su ženklais. Liko tik geri prisiminimai ir iliuzija. Štai kalnai, kaip stovėjo prieš milijonus metų, taip ir tebestovi. Ir dar tiek pat ko gero išstovės. Dar vienas nedidelis ežeriukas, prie kurio planuoju išmiegoti šią naktį. Nori, nenori persimontuoti priekinį ratą, nes be galinės kameros važinėti irgi rizikinga. Nu, iki nakvynės vietos teks paprakaituoti. Upelis, per kurį reikės pervažiuoti. Be abejo, ne pirmas kartas. Šiaip vieta, galvoju, labai tinkama. Be galo nuostabi, graži, tik tais be abejo, kur vanduo, ten ir mašalai. Prie ežerėlių nakvoti nelikau, jų ten bent 3 ar 4, už tai vabzdžių įvairių ten keli milijonai. Taigi ieškosiu kažkur slėnyje ar aukščiau į kalnus, kad nebūtų tokia begalė parazitų. Vazikai vežioja autobusikus, ašgi per upelius važinėjau. Štai čia mums ateis, eina šeimininkas. Štai iš jo įspūdingo padaro. Medžiotojai. Įdomu, kaip sekasi. Šeimininkas mane pakvietė pademonstruoti savo augintinę. Rodau, kad skristų. Čia jau paukštis kažko nelabai gal nori, ar net tokia komanda. Как курю балай? Нет. Здесь.
Už šitą pasirodymą šeimininkėlis norėjo apie 10 000 pinigų. Tačiau rodau į motociklą, kad esu mototuristas ir pinigų nėra už tai, kad kadrą sugadino. Išvis reikėtų ankūrą paimti pinigėlius, kuris jis turi kišenėje. Nu, bet tiek tolai gyvena. Vienas iš didesnių ežerų. Čia kaip ir visur pakrantės labai pelkėtos, molingos, rojus vandens paukščiams, gervės. Iki sienos visai nedaug beliko, nei 100 ko gero kilometrų. Priekinę padangą persimontavau, todėl dabar esu šaltas ir abejingas. Prie ežero čiut nepatyriau to pačio, ko ir Rusijai. O štai čia didesnė problema. Tiesiog trūko diržas, kuris prilaikė ir taip jau pasibaigusi kairė tašė, ar kaip ten lietuviškai. Ir pradėjo tik skambėti, ten daug detalių. Taigi einu susirinksiu, o kur susidėti, tai neįsivaizduoju. Teks ieškoti vietas, kažką tai reikės išmesti. Daugmaž svarbiausius daiktus radau. Ko dar trūksta, apsižiūrėsiu, bet ratam permontuoti yra. Tačiau, kadangi kitos pusės tašė, sakykim, taip pat atsidarė kaip konservų dėžutė, taigi likau be šoninių daiktadėžių ir reikės keisti absoliučiai visą planą. Daiktus perkrauščiau. Kai ką, žinoma, teko išmesti. Tašės išsisklaidė kaip žiedlapiai rožės. Vietos įspūdingos. Miestelį, pavalgiau ir jau galėjau šiandien kirsti Rusijos sieną, tačiau pamatęs štai tokį upę, tiksliau čia jinai išsišakoja antra atšaka, kita eina vakarinė pusė, štai ten susijungia ir galvoju, negali būti, kad čia nėra žuvies. Upelis, tiksliau jau upė parteka iš Rusijos pusės Altajaus kalnų. Vietinio klausė, ar yra žuvies. Rodo, tipo nedidelė sprindinė, reiškia, yra ir didesnis.
Šį vakarą bandysiu. Oras nekoks, bet gal vėliau vakare arba rytoj anksti ryte. Turigi vieną kartą pasisekti. Laukinukai slėpiasi. Sausus. Žabus renka. Pavaišinau saldainiais, tai dabar aplinkui trinasi. Vėjas, kadangi nerimsta, žvejoti šį vakarą jau nebeišeis, ko gero ryte. Šį rytą pradėjau sėkmingai žvejybą, pagavau 5 kiršlius, vienas beveik kilogramų, kiti 2,5, dar porą mažesnių. Išvažiavau į miestelį, dar pavalgiau paskutinius grybus, įsipyliau. Asfaltu pravažiavau labai, be abejo smagiai, buvo net užmiršęs koks tai jausmas, kai nereikia susikaušęs siekti kiekvieno akmens ar iš vis kelių, kurie veda. Šiaip gana vėsoka, didelis vėjas. Čia sustojau norėdamas filmuoti kažkokius tai kailinius žvėrelius. Nesirodo. Kažkur tai čia viena, kita uola netoli motociklo. Vėsoka. Iš mano nugaros Mongolija. Buvau 10 dienų, žymiai trumpiau, žinoma, negu norėjau. Tačiau, sakykime, gražiausias vietas pamačiau, supratau, kas per šalis, civilizacijos dar nedaug. Žinoma, daug grybavau, bet visai nesigailiu, ko gero, tik tais taip galima pamatyti tikrą vaizdą. Tuo labiau ir važiavimas žymiai paprastesnis, lengvesnis ir mažiau pavojingas. Tais stepių keliukais dykumos, kadangi greitis mažesnis, jis lygesnis, mažiau akmenų, mažiau šansų, kad pradauši tekinį ir padangą ir susivartysi. Jeigu žvejyba, šiandien neblogai pažvejojau ryte. Visos didžiosios upės ir žuvis šiaurės Mongolijoje, taigi dar čia reikės žiauriau sukti. Šiaip nieko savijauta, šiandien vėl normaliai, biškį buvo kritęs upas, visas negandas vieną dieną, dabar jau nieko. Dviese. Irgi pagyvenę jau vyrukai. Žmonės keliauja. Tikrai visai kitas pasaulis. Įdomu pažiūrėti. Ir liko grįžti plius minus 80 tūkstančių kilometrų. Dabar apie 24 kažkur važiavau. Dabar į Barnaulą. Ten
gyvena, turi savo viešbutį. Gausiu kontaktą, išsuksiu ir į Lietuvą. Dar plius minus apie 4 savaitės. Beveik viskas palei planą. Įvykdžiau visus punktus, netgi daugiau. Važiavau žymiai toliau, tai yra į Sakalino. Taigi jeigu laimingai grįšiu, būsiu padaręs 110% planą. Altajus Rusijos pusėje. Muitiniai sutikau prieš muitinį. Maniau, kad anglai iš tikrųjų australai. Padėjau vyrukam pereiti sieną, nes be abejo sudėtingai. Štai vyrai pavaišino šioje kavinėje skaniais pietumis. Vienas su Kolaru nauju, kitas su BMW. Iš Sidnėjaus persikėlė į Vladivostoką. Iš ten iki Čitos, Jakutską, Ulan-Udė, Ulan-Batoras. Ir dabar judėsim kartu šiąnakt. Ieškosim vietos, kur išmiegot prie upės. O rytoj žiūrėsim, kartu judėsim ar skirstysimės. Vyrukai be abejo šiek tiek atsilieka. Šiaip vietos nerealiai nuostabios. Tas pats Altajus, bet nėra ko lyginti prie Mongolijos. Daug labai vandens, upių, ežerėlių. Kažkur reikės ieškoti prie šios puikios upės nakvynė. Gaila, vanduo šiek tiek drumzlinas. Kažkas panašaus kaip ir Mongolijoje šį rytą gaudžiau, todėl labai nenusimenu smarkiai. Jeigu pataikysiu ant žuvies, vis tiek turės kirsti. Suradom nuostabę vietą nakvyniai. Gaila, pažvejoti neišeis, nes vanduo neįsivaizduoju kodėl, ar nuo lietaus, ar čia jis visą laiką toks baltai kažkoks gelsvas, pilkas. Bet šiaip vieta nerealiai nuostabi, toliau nuo kelio daug medžių. Tai yra malkų, ir medžių taip pat, ir malkų laužai. Labai skiriasi, nors pravažiavom gal nei 100 kilometrų nuo Mongolijos, tačiau kaip du vandens lašai nepanašus kraštovaizdis. Ten ne vieno medžio, čia jau taiga prasideda. Per keletą minučių sukūriau lauželį. Vaikiukai biški nustebė, galvoja, kad tik tais aborigenai Australijoje te moka taip greit laužą kurti. Nu ir pas žmonės viskas nauja, tvarkinga, o aš jau biški apsinešiuojęs. Ir kaip įprasta, nakvynę taisausi po atviru dangum, kad galėčiau stebėti žvaigždės prabudęs. O dėl lietaus labai nepergyvenu, jeigu ką, su tuo pačiu tentu šiek tiek užsimesiu ir tiek net cukrinis neištirpsiu. Ryt po ryt išdžiūsim.